Labą dieną! Sveiki atvykę į rubriką Naujiena, pristatau naujieną. Tai yra Titan 300 keturratis. 300, ne todėl, kad čia 300, nors galėčiau sakyti, kad 300 kubų, bet taip nėra. Čia yra 250. Titan 250, 300 modelis. Dabar pradėsim iš eilės. Jeigu pasukam raktelį, labai matom gražų spidometrą, tikrai labai gražus, moderniai atrodo. Jeigu čia sėdėsit, praktiškai jo net nesimatys, netrukdysit, negalėsit nieko siekti. Gerai, patikrinkim, ar matas. Mano ūgis yra 1,80 m. Bet aš gerai visai matau. Pasistiebęs. O, pagal akis mano, paimk, žiūrėk, taip, čia. Matau nulį. Jeigu ant 8000 apsukumai. Jeigu jūs esat netoks mažas kaip aš, tai jums tikrai bus gerai. Bet šiaip matos, viskas gerai. Ką turim? Aišku, veidrodėlis standartiškai. Norėčiau aš pradžiui pradėti nuo to, kad jis yra neregistruojamas. Tai reiškia, kad keliu nepavažiuosit. Tai kur su juo važiuoti? Čia, pavyzdžiui, galit pamojuoti klientai savo kolegai. Taip, su juo galite važiuoti drąsiai miškais visur, bet ne nuo to pradedam. Nuo vairo pradedam. Taip, stabdžių rankenos, priekis galas, valdymo blokai, pažiūrėk, lempas gražius. Tada žiūrėkite čia, opa, visai gražiai, ne? Gazas, taip, ką aš dar čia galiu, turim libiotkę vadinamą, kas čia gervė lietuviškai. Čia dabar, kai važiuosi, atrodys, kad liežuviškai čia. Jeigu čia su vairu žiūrint, sėdėsime labai patogi, įjungiam dar. Ką mes turim čia? Mes turim čia USB, mikro USB ir paprastą USB. Čia galit krauti savo ragelį greičiausiai, ne? Na, ten 12. O čia dar galit pakrovėję savo visokiom navigacijom, gal jums reikia, mažą kar, dar kažką šitą galit prikuryti, įsidėti iš mašino. Taip, šitas. Čia yra bėgių svirtis. Beje, labai visai, sakyčiau, smagiai padaryta. Va, R, prašo, žiūrėkit, R, N, D. Įjung dar R. O, žiūrėk, įsijung atbulinę lempą. O ne? Platesnės arkos. Kur sakys jung, opa. Bet žiūrėkit, aš parodysiu, kokį turi galinį žibintą čia. O, išjungim tą. Tu kaip Poršas. Palauk, stabdygų spausiu. Reikia gal. Ui. Nu, super, ne? Atlošas, bagažinė. Tam šį bagažinę labai gerai, turim tokį daiktą net tam pritaikytą. Jeigu norit, trupužė. Čia yra galima prisisukti. Daiktadėžę. Va, praktiškai turit komplektą. Tai va, tą daiktadėžę galit įsigyti. Toliau su važiuoklė, ką mes turim, tepimo taškai, aišku, standartiškai. Šarnyrai standartiškai, hidrauliniai stabdžiai. Tai viskas vienu žodžiu. Viskas vienu žodžiu standartiškam, tu šiungi. Nematau. Kaip šviesos labai gražios, man tikrai. Lengvo lydinio ratlankiai, lietnekai, normaliai kalbant. Kablys. Kaip visada turim gale kablį, jeigu didesnis keturratis. Čia oras. Bet priekį, dar kaip ten išvesta aukščiau, kad būtų trubant padaryti. No. Tik aukščiau būtume, tai neužpiltum. Tai čia tipo net skandinti gali. Jo. Tai rekomenduoju, skandink. Titan 300 galite rasti visuose mūsų parduotuvėse, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, mangus.lt, pasiskambinti visur, galite suderinti, pas jūs kieme atsidurs mygom.